operatorius Kypsas negyvenamoje saloje. Scenarijus Ščiukino, režisierius statytojas Parsas, operatorius Lomanas. Kompozitorius Spertas. Filmą dubliavo Nijolė Gelžinytė, Barbora Abramavičiūtė, Elvyra Žebertavičiūtė, Audris Chadaravičius. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė. Garso režisierė Nijolė Rekašiūtė. Redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Oi. Na, didvyri, ar tu dar gyvas? Gyvas tai gyvas, bet koja turbūt bus lūžusi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi. Oi, 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 oi. Ką mes dabar darysim? Oi, kas su mumis bus? Oi, 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 oi. Kur mes atsidūrėme? Mes nukritom į negyvenamą salą. Neverkšlenk, Kypsai. Negyvenamoje saloje negalima prarasti galvos. Atsimink. Taip, aš jau pamečiau vieną batą. Mes ir alkani, ir nuogi. Tikras vyras dėl tokių niekų nežliumbia, o dviems vyrams surasti vieną batą. Vieni juokai. Imk. Na ir stebuklai. Pirmiausia, apžiūrėkim, kokia čia sala. O kur mes gyvensim? Ką valgysim? Sala tuščia tuštutėlė. Viskas ne taip baisu, kaip tau atrodo. Tuščių vietų gamtoje nėra. Visur savitas gyvenimas, bet ne kiekvienas jį mato. 1, 2, 3. Oi, gelbėkit. Aš bijau. Kasgi čia? Gelbėkit. Nebijok, Kypsai. Tai papartis mus sveikina. Kaip įdomu? Štai tau nauja skrybėlė. Ačiū. O dabar paieškokim ko nors užkąsti. Juk tu išalkai? Aha, bet čia nėra parduotuvės. Užtat čia yra miško gėrybių. Čia žiūrėk meldai, arba štai švendrai. Žmonės juos vadina pelkių tešla. Iš jų gali virti košę, malti miltus ir duoną kepti. Opa! Na, Kypsai, parodyk, ką sugebi. Ir 1, ir 2 kartų jau. Kypsai, apsidairyk. Čia vandenyje auga vienas įdomus augalas. Koks, seneli? Skėtinis bėžis. Kas moka susirasti šio augalo šaknį, tas bado nematys. Tik tai reikia žinoti, kokiose vietose jį auga.
Seneli tikras išminčius ir puodą jau tu užkaitei. Badas visko išmoko. Sudėk šaknis į puodą. Tu jau ir dar. Štai ir išvirė. Taip. Na kaip ar skanu? Nors apsilaižyk, skani košė išvirė, štai tau ir gėlės. Tai Kypsai, kaip gražiai raudonai dažo jonažolė. Man į galvą netėjo, kad miške yra tiek daug įvairiausių gėrybių. Nagi? Puiki spalva. O, gamtoje daug grožio, tik reikia mokėti jį pastebėti. 1, 2, 3. Valiu! Stogas baigtas. Senelis panašus į saulėtekį. Gražus namas. Ir diena baigėsi. Rudeninė snaudalė jau merkėsi. Greit tems. O dabar aš tau parodysiu gėlių laikrodį. Pagal gėles galime tiksliai nustatyti laiką. 7 valandą. Eina miegoti Ramonės. Iš tiesų, jos tartum užsnūsta. Labai įdomu. 8 valandą savo lapelius suglaudžia žoliniai gvazdikai. Žiūrėk. Kaip gražu. Senelė, žiūrėk, kasgi čia? Atrodo, lyg prisnigta. Mano mielasis Kypsai, tu vėl apsirikai. Tai švyliai. Visa lanka vien švylių. Mes iš jų pasidarysime šiltą antklodę. Sveiki, švyliai. Tuoj aš jį išgąsdinsiu. Tai bus gražu. Kas čia yra? Iš kur čia dabar? Tai tu, Kypsai. Oi, tu išdykėlį. Išgąsdinai senį. Greitai reik miegoti. Rytoj turėsim daug darbo. Labanakt. Labos nakties, senelė. Antklodė minkštutėlė, kaip kačiuko pilvelis. Kypsai, laikas keltis. Saulutė jau aukštai. Ar tu girdi, Kypsai? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ei, tinginy. Tuojau aš tau parodysiu, snaudalį nelemtas. Opa. Oi, tu gudruolė, aš tai atsiminsiu. Atsimink. Ir dar beje žinok, jei po ranka turi žolinį skleisterį, tai geresnio muilo neieškok. Putokšlė irgi putoja, kaip tikras muilas. Nagi, pamėgink šitą. Ačiū. Kypsai, ach, tu išdykėlį, aš tau atkeršysiu. Štai tau. Kas išvaikščiojo po pievas, žino augalus miškų. Tas gyvena juk ne vienas tarp saulutės spindulių.
draugas jis atėjo paklausyt miškų dainos. Paukščio giesmę švelnę gėlę žemė jam padovanos. Kaip gražu. Nors kartą gyvenime norėčiau pažvelgti, kas ten yra po vandeniu. Sveikinu tave iš vandens karalystės. Aš vandens voras, burbulėlis. O ant mano galvos oro kupolas arba šalmas. O kam tas šalmas? Užsidėk ir žinosi. Tai didelė oro atsarga. Ha, man kaip tik dabar jo reikėtų. Jeigu taip nori, tai štai ką, leiskis žemyn. Ir pamatysi, kaip čia pas mus atrodo. Čia pas jūs gražu, kaip kokiam užburtam miške. Kas buvo vandens gelmėse, kas sukosi ant dumblių, tas žino, kad iš pažiūros negyvas ežeras iš tikrųjų pilnas gyvybės. Oi, kas čia? Medis ežero dugne. Šis pūkuotas augalas vadinasi chara. Žiūrėk, kopūsto lapai, čia ne kopūstai. Šiais lapais lūgnė siurbia iš vandens maistą. Ei, imk, tai vandens didinamasis stiklas. Ar ką nors matai, a? Oi, kokios plaštakės. O čia žuvis kardas? Ne, kipsai, tai dumbliai ir įvairūs kiti augalai. Jie plūduriuoja vandenyje, nors patys tokie mažyčiai, kad jų dešimtis pralistų pro adatos skylutę. Paprasta akim jų nematyti. Sakyk, burbuliuk, koks čia lizdas? Tai agaras. Labai retas vandens augalas. Agaras. Ar jis valgomas? Ir dar kaip? Pašinkis. Gaudyk. Nedaug beliko ežerų, kuriuose plūduriuoja agaro lapai. Agaras kaip riešutas, labai skanus. Dar valgyk į sveikatą. Kipsai, kur tu, laikas namo? Ačiū tau už viską, mielas burbulėlį. Malonu buvo susipažinti. Iki pasimatymo. Kipsai, paskubėk. Kas atsitiko? Greitai lis. Pažvelk į šitą augalą. Jis rodo lietų. Jeigu pelkinio žinginio žiedai nuleipsta, vadinasi greitai prapliups lietus. O jeigu jo žiedlapiai stambūs, lietaus nebus. Gudri gėlė, kaip barometras. Taip. Oi, jau lašnoja.
Iš šalpusnio lapų pasidarysime lietsargį. Ir apsiaustą. Eime. Bėkime iš čia. Bėkim. Greičiau. Aš matau valtį. Gelbėkit! Kaip nors laikykis, Nicai! Nicai, drąsiau! Nebijok! Laikykis! Aš senas jūrininkas! Stipriai laikau vairą! Seneli, mes turime jas išgelbėti. Valtį, šiandien. Duok ranką. Na, mažylė, op. Įkvėpt, iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt. 1, 2. Jau viskas gerai. Lik sveika, keliauk, mažylė. Žiūrėk, čia viskas sugriauta. Ai. Tuojau mes viską sutvarkysim. Ar sugebėsim? Pamatysi. Tai skrusdelių daržas. Jos sėja ir augina sėklas kaip tikri daržininkai. O iš čia tos sėklos keliauja į pasaulį. Žiūrėk, jos čia ateina. Negražu laukti padėkos. Geriau dinkim patyliukais. Jei pažįsti žoles, jokia lyga nebaisi. Miške tūkstančiai vaistų. Pavyzdžiui, šalpusnio lapai. Jie tinka ne tik lietsargiui ar apsiaustui. Iš jų galima išvirti puikiausią arbatą nuo kosulio. Gerk į sveikatą. Ačiū. O dabar, berniuk, pamiegok ir nubusi sveikas. Viens, du. Viens, du. Seneli, žiūrėk, mūsų malonsparnis. Viens, du. Viens, du. Viens, du. Stok. Pastatyt malūnsparnį. Ramiai. Kairėn lygiok. Iš tiesų mūsų malonsparnis. Malūnsparnis ištrauktas iš ežero dugno, atneštas ir sustatytas. Kipsai, užsimerk. Pažįsti? Kamera. Mano kamera. Tai ačiū tau, vorelį. Namo! Skrendam namo! O iš kur gausim kūro? Kūro? Aš ir apie tai pagalvojau. Kūrą mums atstos šių žiedų dulkelės. Jeigu tau